Tai apie ką šiandieną pasistengsim pakalbėti? Tai visų pirma, pasižiūrėsim, kokiom turto klasėm 2012 metai buvo geriausi, kokiom buvo prasti. Pasižiūrėsim, kokius galima išskirti pagrindinius 2012 metų įvykius, tai yra kas labiausiai įtakojo pokyčius finansų rinkose. Taip pat, aš pabandysiu tiek jums užduoti klausimą, tiek pats savo užduoti klausimą, kaip šiuo metu yra įvertintos pagrindinės pasaulio akcijų rinkos. Tai ar jos brangios, ar pigios, ar verta pirkti, ar neverta pirkti. Pasižiūrėsim, kokia yra ekonominė situacija, ir ko tikėtis artimiausioje ateityje. Tai pakankamai daug klausimų, aš tikiuosi, man pavyks visus juos atsakyti. Tai tiesiog iš karto norėčiau paprašyti, jeigu kils klausimų man kalbant, kelkit ranką ir klauskit. Aš žinau, kad dauguma lietuvių to nemėgsta daryti, nes bijo, bet čia nėra ko bijoti. Tai sakau, jeigu bus klausimų, klauskit, diskutuosim. Prieš darydami prezentaciją mes visada bandome pateikti tam tikrą paveiksliuką, nuotrauką, kuri atspindi dabartinę situaciją. Tai manome, kad šiai dienai niekas taip stipriai neatspindi situacijos kaip ponas Benas Bernankė ir jo pinigų spausdinimo mašina. Iš esmės pinigus spausdina dauguma pasaulio centrinių bankų, bet mes kaip tarp savo kolektyvo juokaujam, tai jie tą labiausiai moka ir turbūt kitų centrinių bankų vadovai su jais konsultuojasi. Principas yra toksai, kad šiai dienai sąlyginai naujas dalykas. Ta prasme, anksčiau tą bandė daryti Japonija, bet jiem paskatinti savo ekonomikos nelabai pavyko, nes jau 20 metų Japonų ekonomika yra sąlyginai sąstingio zonai. Bet tai, ką šitas žmogus šiai dienai daro, yra realiai visiškai neatrasta teritorija. Ir jeigu kalbėsime apie daugybę, pavyzdžiui, ekonometrinių modelių, prognozavimo modelių arba tų pačių ekonominių modelių, kurie bando nuspėti, koks bus BVP augimas ar kiti rodikliai, tai daug kas teigia, kad būtent pinigų spausdinimas šiai dienai vykdomas iškraipo esamą situaciją ir yra labai sudėtinga bandyti įvertinti, kas bus ateityje. Yra žmonių, kurie sako, kad šitas žmogus daro blogį, kad spausdinamas dolerius jisai tiesiog privers žmonės pirkti realius daiktus, ateis labai didelė infliacija, gal net hiperinfliacija, popierinės valiutos nuvertės ir vienu žodžiu ateis finansų sistemos pabaiga. Bet aš tai asmeniškai nenustepčiau, jeigu praėjus kokie 30-40 metų šitam žmogui būtų suteikta Nobelio premija. Gal net ir anksčiau tai bus padaryta. Nes vienaip ar kitaip, tarkim, vertinant 2008 metų krizę pagal įvairiausius makro rodiklius, tai buvo pati didžiausia krizė bent jau po antro pasaulinio, o tarkim, Jungtinėse valstijose buvo pati didžiausia krizė, iš esmės lyginama su didžiąja depresija. Šiai dienai gyvenimas yra tikrai geresnis, negu kad buvo prieš maždaug 80 metų po didžiosios depresijos. Tai kad jisai visą savo gyvenimą studijavęs būtent didžiosios depresijos kaip priežastis, pasekmės, kol kas, manau, savo darbą atlieka pakankamai gerai, bet kaip ir minėjau, ne esmė, kaip jis atlieka savo darbą, esmė, kaip finansų rinkas ir ekonomika paveiks jo atliekamą pinigų spausdinimo politiką. Tai iš dalies pasižiūrėsim, kaip į visą tai reaguoja pagrindinės turto klasės ir panašius dalykus. Mes savo tinklaraštyje įmonės kas ketvirtį maždaug bandom apklausti skaitytojų, ko jie tikisi pasaulio akcijų rinkoje per artimiausius 3 mėnesius. Paskutinę apklausą mes darėm, kaip matote, Liepos 24 dieną, čia data, ir tai dienai maždaug 60% apklaustųjų sakė, kad per sekančius 3 mėnesius akcijų rinka brangs. Tai kol kas jie pataikė. Per tą laikotarpį realiai akcijų rinka, pasaulinė akcijų rinka, jeigu skaičiuosim pagal pasaulio akcijų indeksą, pakilo nepilnai 10%. Tik tai aš noriu pabrėžti, kad matot, tas išsiskirimas tarp bulių vadinamų arba meškų yra labai nedidelis. Tai reiškia, tie, kurie sakė, kad kris, šiai dienai labai nusivylę turėtų būti. Tai jeigu jūs kažkokią formą seksite mūsų tinklaraštį, tai aš tiesiog
visų iš jūsų noriu paprašyti iš anksto, kad tiesiog jeigu kitassyk pamatysi tokią apklausą, sudalyvaukit, nes kuo daugiau nuomonių mes gaunam, tuo geriau mes galime įvertinti, kaip Lietuvos investuotojams sekasi spėlioti ateitį. Aš noriu dabar visos salės paklausti paprasto klausimo. Kaip jūs manote, tarkim, jeigu pagrindinės turto klasės įvardinsim, pavyzdžiui, akcijos, aš kalbu globaliai, akcijos, tarkim, auksas, obligacijos, kas dar galėtų būti žaliavos, nafta, auksas, nesvarbu. Kaip jūs manot, kokie turto klasė per 2012 metus pasiekė didžiausią pokytį? Kas matė paleistą skaidrę prieš tai, tas nespėkit. Tai ar turit nuomonių? Kas galėjo daugiausiai pabrangti, kas galėjo mažiausiai pabrangti arba netgi nukristi? Doleris pabrango daugiausiai? Dabar nebe. Dabar jau nebe. Kas dar? Nafta. Auksas. Kas dar? Ar daugiau nebebus variantų? Obligacijos. Lietuvos ar kurios šalies? Lietuvos tai labai daug pabrango, bet čia jos nėra įtrauktos. Tai sunku spėliot mums gaunasi. Kas pasakė auksas, tai iš esmės labai arti, nes auksas antroji vietoje yra. Pirmoji vietoje yra, kaip nekeista, JAF akcijos. Nuo metų šiandieną peržiūrėjau skaičius, tai nuo metų pradžios JAF akcijos yra pabrangusios 14, kažkiek procentų. Ir čia viskas yra pateikiama Jungtinių valstijų doleriais. Pas Jungtinių valstijų doleris įvairių valiutų krepšelio atžvilgių jisai prarado apie 2,5% vertės. Antra turto klasė, kaip matom, auksas. Nenuostabu, pinigus spausdina, reikia kažkaip apsidrausti. Tai visi perka auksą, tas pats Sorošas irgi perka auksą. O pačioj pabaigoje, neskaitant JAV dolerio, mes matom JAV obligacijos, tada tarptautinės obligacijas, į kurias realiai įeina tiek Britanijos, tiek Vokietijos, tiek Japonijos, tiek Prancūzijos, iš esmės išsivyščiusių valstybių, išskyrus Jungtinės valstijas obligacijos. O žaliavos, kaip nekeista, į kurias didžiąją dalį įtrauktas yra nafta, šiai dienai, kol kas pasirodė ne taip gerai. Bet turbūt pagrindinis akcentas, ką aš norėčiau pasakyti, yra tai, kad visos turto klasės yra pliuse. Ir kai man tenka bendrauti, tarkim, ar su klientu, ar su šiaip kolega, kuris kažkiek domisi investavimu ar investuoja ir sako, bet 2012 metai buvo labai sudėtingi. Aš sakau, kaip gali būti sudėtingi, jeigu metinė grąža siekia 90 ar 12%. Nebent jisai buvo investavęs į Snoro banką, ten subankrutavo ir po to tiesiog ta atmintis jam liko ir 2012 metais. Tai labai priklauso be abejo, kur jūs investuojat. Bet mes, tarkim, mūsų vienas iš paprasčiausių patarimų, ką galim pasakyti žmonėm norintiem investuoti, yra pradėkite investuoti nuo visko. Ta prasme, nebandykite atrinkti ten Facebooko, kad shortintumėt ar Apple, kad nusipirksit ir pabrangs 6 kartus, o tiesiog bandykite įsigyti, kuo galima platesnį krepšelį visko ir nuo to pradėkite. Nes, paprastas dalykas, tarkim, lietuviai labiausiai mėgsta besivystančias rinkas, tai tarkim, ypač Rusija, aš atsimenu, Danske banke dar dirbau, buvo Ukrainos fondas, tai irgi buvo labai mylimas fondas, nes visi sako, potencialų daug turi. Bet kas yra juokingiausia, kad besivystančių rinkų akcijos šiais metais 8% pakilo, o JAF akcijos, kas yra visiškai konservatyvi, sena, neįdomi rinka, sugebėjo pabrangti daugiau. Tai jūs nedarykit klaidingos prielaidos, kad tos šalis, kurios jau yra išsivyščiusios, jų akcijų kainos brangs mažiau. Tai nėra būtina tokia prielaida. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie, tarkim, BVP augimo priklausomybę su akcijų kainų pokyčiais, tai aš nežinau, ar žinot, bet yra paradoksas, kad tų šalių, kurių BVP auga daugiau, akcijos dažniausiai pabrangsta mažiau. Čia yra tiesiog atlikti moksliniai tyrimai ir yra tokia priklausomybė išvesta. Tai bet mes žinodami faktą, kad dauguma turto klasių pabrango, mes pabandykim pasižiūrėti į tai, kaip 12 metai rutuliojosi. Tam tiesiog, kad vizualiai jūs geriau matytumėt, aš pateikiau pasaulio akcijų indekso grafikėlį nuo 12 metų pradžios. Ir čia, kaip matome, metai tikrai buvo nervingi, bet bendras rezultatas yra teigiamas. Šiai dienai apie
kažkur apie 10–11% nuo metų pradžios. Ir kaip jau galite pastebėti iš pateikto grafikėlio, metų pradžia buvo gana teigiama, plus 11%, kas yra ganėtinai neblogas rezultatas. Tada metų viduryje įvyko tam tikra korekcija, kuri apie 14% vertės sumažino ir galiausiai paskutiniai 4 mėnesiai tikrai buvo, sakyčiau, įspūdingai geri, plus 20 praktiškai. Ta prasme, kuris iš mūsų nenorėtų per 4 metus uždirbti 20%. Aišku, jūs esate jauni ir norėtumėt 100% per tą laikotarpį, bet būkim teisingi, tokių įspūdingų rezultatų nedažnai galima pasiekti. Tai dabar klausimas, kas galėjo sukelti tą 15–14% kainų korekciją? Kas nors pasakysit man? Panika. Kas taip? Panika. Negirdėjau. Panika. Panika. Kokia panika? Kaip foreksas tokia, tai tam panika būna nuo visokių įvykių, tai svarbiausiam nestabilumo. Vienas žodžiu, kažkas supanikavo. Tada klausimas, dėl ko supanikuot galėjo? Dėl Graikijos. Vienas žodžiu, tos pietų šalys Europos, jos vis problemas kelia. Tai atsakymas yra taip. Iš esmės problemos, nesakyčiau, kad Graikijoje, nes realiai Graikija jau labiau nuėjo antrą planą, dabar pagrindinis dėmesys persikelia į Ispaniją. Turbūt pastarosiomis dienomis gal teko per žinias matyti, kad Madride jau žygiuoja šitie protestuotojai, vėl prasidės deginimai kaip Atėnuose turbūt. Tai esminis dalykas, kas sukėlė šitą kritimą, iš esmės buvo tai, kad pagrindiniam Ispanijos bankam prireikė likvidumo. Ir iš esmės yra tokia priklausomybė, kad jeigu jau bankrutuoja stambiausi bankai šalies, tai gali privesti ir prie pačios šalies tam tikrų problemų. Tai aš jeigu gerai prisimenu, apie 100 milijardų eurų gavo injekciją iš Europos necentrinio banko, o ten palaikymo fondo. Ir kažkuriam laikui tą situaciją normalizavo. Bet ypač jeigu žmogus prekiauja valiutomis, tai tokie pokyčiai, kai tarkim euras per pusę metų ar per porą mėnesių koreguojasi daugiau negu 10%, jie nėra standartiniai. Tai pastaruoju metu, ypač euro-dolerio poroj, svyravimas yra labai didelis. Ir tarkim matom, kad metų bėgiai euras koregavosi apie 11%, o paskutinius, vėlgi čia paskutiniai iš esmės 3 mėnesiai, kažkokiu stebuklingu būdu sugebėjo atšokti apie 6–7%. Tai iš šito paveikslėlio aš norėčiau tiesiog, kad jūs suvoktumėt, kokios yra priklausomybės. Ta prasme, čia yra valiutų rinka, prieš tai buvo akcijų rinka. Tai atrodytų 2 visiškai skirtingos rinkos, bet realiai jos, kaip ir dauguma, tarkim, žaliavų rinka, ta pati nafta, obligacijos, viskas yra susiję. Ir šiai dienai dažniausiai yra taip, kad jeigu, pavyzdžiui, akcijos, žaliavos, nafta, tarkim, brangsta, tai labai dažnai mes matysim, kad, tarkim, doleris arba jungtinių valstijų obligacijos jos pinga. Tai iš esmės vadinamas risk-on-risk-off tradas vyksta. Bet esminis dalykas, kokią žinutę aš norėčiau pateikti, šitam taške, kas stebi euro-dolerio kursą, tai buvo maždaug 1,19. Šitam taške buvo euro-dolerio kursas 1,19. Daugelis šnekėjo, kad euro nebeliks. Šitam taške, ten buvo, neatsimenu, 1,35, 1,4 gal, 1,35, dauguma sakė, kad dolerio nebeliks. Tai, tiesiog toks juokas juokais, bet valiutų rinka, jinai yra labai, bent jau kalbant ne apie dienos prekybą, ne apie ten savaitės prekybą, bet apie kažkiek ilgesnį laikotarpį. Jeigu jūs jau matot, kad viena valiuta kitos atžvilgių pajudėjo ten 10 ar 20% per, tarkim, pusės metų bėgį ir pradeda kalbėti labai garsiai visi, kad tos valiutos nebeliks arba jinai toliau nuolat pigs, tai dažniausiai viskas apsisuks aukštyn kojom. Nes valiutų rinkoje yra visada pirkėjas atstoja pardavėją. Ta prasme, visada yra 2 pusės
Ir jeigu aš, tarkim, pavyzdžiui, esu koks nors fondo valdytojas ir betinu ant to, kad euras piks, aš realiai tą valiutą parduodu. Bet kad kažkada pasimti pliusą ar užsifiksuoti minusą, man reikės ją nupirkti. Tai va irgi, įsivaizduokit, čia kažkas šortino eurą. Na, yra tam tikrų indikatorių, kurie gali parodyti, kiek yra pašortinta, kiek yra palonginta. Šitoj vietoj natūralu, kad kažkurio momentu investuotojai norės fiksuotis, tarkim, pelną. Ir kai pradėjo fiksuotis, plus dar tam tikros teigiamos naujienos, euro kursas labai gražiai atsitiesė. Tai va, tai esminė 2012 metų tokia problema iš esmės išliko Europos situacija. Tai yra situacija tam vadinamam PIX regione. Dabar pagrindinis dėmesys yra Ispanijoje. Na, o jeigu problemos persikels į Italiją, tai tada gali būti išvis įdomu. Tai va, ir tai vis dar iš esmės sukėlė tą, vadinkim, investuotojų nervingumą. Vis tiek gyvenam Europoje. Girdim tą pačią mūsų prezidentę gerbiamą, kalbant apie antrą krizės bangą. Tai natūralu, kad mums patiems investuoti to noro didelio nėra. Na, ta prasme, nieks nežino, kokia bus ateitis. Ateitis yra maždaug neaiški, yra daug klaustukų, kaip viskas išsispręs. Ir mes darom tokį išvadą, kad vienu žodžiu investuoti neapsimoka. Bet keista, kad ir kaip keista bebūtų, tokiais periodais dažniausiai ir labiausiai apsimoka investuoti. Tiesiog įdomumo dėliai, na, nežinau, kiek esate susipažinę su finansų rinkų istorija, aš pateikiau euro dolerio valiutos kursą už paskutinius 30 su trupučiu metų. Tai tie, kas sako, kad euras amžinai brango, norėčiau parodyti, kad euro dolerio kursas realiai yra toks pats, kaip buvo 2003 metais, va, šitoje vietoje, toks pats buvo 97. Na ir iš esmės toks pats buvo kaip prieš 30 metų. Tai valiutų kursai svyruoja, bet iš esmės, jeigu mes turim dvi pakankamai lygiavertės ekonomikas, kas yra Europos Sąjunga visa ir JAV, tai labai tikėtina, kad jų kursai svyruos aplink tam tikrą vidurkį. Na, kas studijavo, kas dar nestudijavo, yra perkamosios galio pariteto principas, pagal ką galim paskaičiuoti valiutų kursus, kokie turėtų būti. Ir principas veikia labai paprastai. Na, įsivaizduokit, doleris pinga. Mums, europiečiam, nusipirkti prekes iš JAV, tai tarkim tuos pačius iPhone'us, kompiuterius, netgi mašinas, tampa pigiau. Ką mes darom, norėdami nusipirkti prekes iš jų, mes perkam jų valiutą. Tai tam tikrų momentų, kai tikrai, na, vėlgi čia priklauso tiek nuo pačių vartotojų, tiek nuo investuotojų, kai tas kursas tampa tikrai žemas, mes didžiąją dalį pinigų pervedam į kitą rinką. Taip mes perkam jų valiutą, taip mes tiesiog sukuriam paklausą jų valiutai ir ciklas apsigrėžia. Kaip nekeista, dažniausiai tokie ciklai valiutų rinkose jie trunka apie 10 metų. Na, kaip pavyzdys, euras pradėjo brangti kaip tik tada, kada atrišo litą nuo dolerio, kai buvo 1:4, tai buvo šitas taškas. Euras pradėjo brangti, doleris atitinkamai pigo ir tai truko grubiai 8 metus. Tai va, dabar, kaip matom, paskutinius 4 metus tendencijos aiškios nėra, arba, na, aš drįsčiau netgi sakyti, kad ta tendencija yra šiek tiek žemyn. Jeigu kažkam teko girdėti arba lankytis Nausėdos pranešime šią savaitę, tai ponas Nausėda pasakė, kad jeigu aš nesuklysiu iki 13 metų pabaigos, už $1 reikės mokėti 3 litus. Na, tai bus maždaug šitas taškas. Na, ten euro dolerio kursas 1:1 kažkur. Ar tai bus? Aš visada siūlau tokiu atveju užsirašyti žmonių prognozes ir pasižiūrėti, kaip įvyko. Nes tai yra vienintelis būdas, kaip galima pasitikrinti, ar tas žmogus pataiko ar nepataiko. Jeigu netgi bandot, tarkim, daryti kažkokias tai prognozes patys, irgi būtinai užsirašykite jas ant popieriaus, tam, kad po to sugrįžę pamatytumėt, ar jūs pataikėte ar nepataikėte. Tai va, tai iš tos skaidrės mano pagrindinė naujiena, žinutė būtų labai labai paprasta. Per ilgą laikotarpį dauguma, na, ypač tų stambių šalių valiutų kursai, jie svyruoja tam tikruose intervaluose. Ir kai mes matom, kad yra sąlyginai stipriai nutolę nuo vidurkio, jau geriau būtų tikėtis, kad bus sugrįžtama prie vidurkio, o ne tikėtis, kad ta tendencija toliau tęsis.
Tai aš asmeniškai nenustepčiau, jeigu euro dolerio kursas, tarkim, 5 metų bėgiai, jisai toliau kažkiek mažėtų. Tai va. O dabar pereisim prie vieno labai įdomaus faktų. Nežinau, kiek iš jūsų čia yra jau investuojančių bent porą metų arba stebinčių, kas vyksta pasaulinėse finansų rinkose, bet tai yra labai aktualu tiem, kurie pradėjo investuoti prieš krizę. Nes, tarkim, tai buvo 2007 metai ar 2008 metai. Tuo metu žmonės susiformavo portfelius, daugumos portfeliai buvo super rizikingi, tarkim, investavo į kokius Balkanus, Serbiją, tą pačią Baltijos rinką. Per metus portfelių vertės sumažėjo 60, 70, kai kur 80%. Ir šiai dienai jiems toli gražu nematyti tų reikšmių, kurios buvo 7-8 metais. Tačiau, pavyzdžiui, tokia rinka kaip Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinka, kaip pavaizduota šitam paveiksle, jau pasiekė prieš krizinį lygį ir jį viršijo. Tai aš nežinau, man tiesiog kaip žmogui natūralu kyla klausimas, ar tai galim pavadinti kažkokia krize, kad šiuo metu yra labai blogai. Kalbu apie, tarkim, Jungtinės valstijas. Europai, kaip matom, vaizdelis yra šiek tiek prastesnis. Kaip matom, atsigavimas buvo labai panašus, bet šitas rausvas grafikėlis. Bet kai pradėjo lysti Graikijos problemos, Ispanijos problemos, matom, kad Europos akcijos jos pradėjo atsilikinėti. Ir šiai dienai 5 metų rezultatus skiriasi, jeigu aš pataikysiu, apie 30-20% kažkur. Reiškia, jeigu jūs investavote į JAF akcijas ir į Europos Azijos akcijas tuo pačiu metu, šiai dienai jūsų ta Europos Azijos akcijų investicija yra šiek tiek prastesniai situacijai. Tai šiaip tai yra labai svarbus faktas, tai kad Jungtinių valstijų akcijų rinka sugebėjo viršyti 2007 metų piką. Dažniausiai tai yra sąlyginai geras, arba bent jau tokio optimizmo ženklas, bet tiesiog kaip pavyzdį pateiksiu, 2007 metais JAF akcijų rinka buvo pasiekusi tą patį lygį, kuris buvo 2000-aisiais. Tai reiškia, sugrįžo per 7 metus, pasiekė tą patį lygį, kuris buvo 2000-aisiais ir po to sekė didelis kritimas. Ar ir šį kartą taip pat bus? Yra, klaustukas. Aš kaip visada sakau, niekas nežino. Jeigu įvyks kažkas panašaus, kaip kad buvo prieš 4 metus, tarkim, bankrutuos koks nors įtakingas Europos bankas, jeigu bankrutuos arba paskelbs kažkokį defaultą arba skolos restruktūrizavimą kokia nors didesnė valstybė Europai, tai gali iššaukti iš esmės labai rimtą turto klasių išsipardavimą. O kas vyksta, kai mes visi vienu metu pradedam kažką pardavinėti? Tai kaina tiesiog gana drastiškai krenta. Tai bet realiai aš tiesiog taip bandydamas vertinti pakankamai paprastai situaciją, jeigu aš būčiau, tarkim, tų politikų arba žmonių priimančių kažkokius sprendimus vietoj, tai kaip jūs galvotumėt? Tarkim, buvo 2007-2008 metais labai didelės problemos, leido bankrutuoti vienam bankui ir tai privedė prie praktiškai finansų rinkų užšalimo. Tai jeigu dabar bankrutuos valstybė, tai greičiausiai pasekmės bus dar blogesnės. Tai ar tarkim aš, ar jūs, ar kažkas kitas būdamas tam tikroj pozicijoje, ar norėtų, kad tai įvyktų? Jokių būdų. Tai greičiausiai tas pinigų spausdinimas iš esmės ir yra vienintelė išeitis, kaip galim bandyti to išvengti. Dabar čia aš neklausiu, ar tai yra gerai ar blogai, nes žinot, kai reikia pasirinkti iš kelių blogybių, renkiesi tą geresnį. Nes iš esmės, kitas variantas yra leisti visiems subankrutuoti. Tada, kaip sako, kompetitingi žmonės, kurie turi pinigų, perima verslą iš nekompetitingų žmonių, jie bankrutuoja, o tie, kurie turi pinigų, jie toliau sėkmingai tęsia verslą, galbūt šiek tiek jau, vadinkim, susitraukusios ekonomikos sąlygomis, bet esmė, kad tokiu atveju, jeigu įvyktų globali depresija, tai dažniausiai tai veda prie riaušių, tai veda prie politinių perversmų, tai veda prie, sakykime,
radikalių politinių partijų atėjimų į valdžią. Na ir iš esmės istorija yra pilna tokių pavyzdžių ir niekas realiai to nenori. Tai dėl to galime sakyti, kad šitas JAF akcijų brangimas yra varomas pinigų spausdinimo. Atsiprašau, bet čia neturiu lentelės, tačiau paveiksliuko, tačiau internete tikrai gali surasti, kaip akcijas įtakoja quantitative easingas, tai yra tas kiekybinis skatinimas. Tai kad praktiškai per kiekvieną kiekybinio skatinimo etapą Jungtinių valstijų akcijos brangdavo, o kai jisai baigdavosi, jos koreguodavosi. Tai dabar įvyko, pastaruoju metu įvyko taip, kad šitas grubiai 3-4 mėnesių brangimas, jis buvo investuotojų lūkesčiai dėl trečio kiekybinio skatinimo etapo. Aš tiesiog trumpai atsakydamas, taip, tai galėjo būti priežastis, bet iki kiek aš asmeniškai labiau sakyčiau, kad tai buvo būtent dėl to pinigų spausdinimo. Nes suprantat, pinigų spausdinimas iš esmės turėtų sukelti infliaciją. Infliacija, tai tarkim, žemės ūkio produktų kainų didėjimas ar kitų vartojamų produktų kainų didėjimas, bet dabar tai nevyksta. Infliaciją mes matome finansų rinkose. Auga akcijų kainos, auga obligacijų kainos, auga aukso kainos, auga nekilnojamo turto kainos. Tuo tarpu žaliavų kainos, kurios realiai ir yra ta vadinama tikroji infliacija, jos auga, bet ne taip stipriai. Tai mano būtų atsakymas toksai. Ir dabar aš norėčiau paklausti, jeigu jums reikėtų dabar pasirinkti, į ką investuoti sekantiem 5 metam, ar tai būtų, vėl galiu sugrįžti, ar tai būtų Jungtinių valstijų akcijos, pavyzdžiui, ar tai būtų Europos Azijos akcijos. Šitoj skaidrėje aš pateikiu tokį mūsų atsakymą. Iš esmės, jeigu žiūrėtume labai paprastai į skaičius, tai nebandytume vertinti ten įmonių atskirai sektoriais, o tiesiog primityviai. Mums labai patinka primityviai žiūrėti, nes kuo sudėtingiau, tuo blogiau. Tai, tarkim, per paskutinius 5 metus JAF akcijos pabrango grubiai 6%, tai po procentuką per metus. Visai nebloga investicija. O tarkim, JAF nekilnojamas turtas buvo viena iš geriausių turto klasių apie 20% per metus. Tai jau kiek? Kokie 3% Tuo tarpu, pavyzdžiui, Europos Azijos akcijos per 5 metus nukrito 21% Per 5 metus. Jūs investavot prieš 5 metus, išlaikėt pinigus tą investiciją iki dabar, jūs turit 1/5 mažiau. Tie, kas dar neinvestuoja, aš galiu pasakyti, kad tikrai tokią investiciją savo gyvenimą turėsit. Daug dievė neblogesnė. Tai va. Ir bendrai finansų rinkose, jeigu kalbam apie tuos didelius indeksus, tai tarkim kaip regionus, tai ilgesniam negu 3 ar 5 metų laikotarpyje galioja vadinama mean reversion arba sugrįžimo prie vidurkio tendencija. Tai reiškia, kad dažniausiai tos turto klasės, kurios per 5 metus pabrangsta daugiausiai, sekančius 5 metus jos taip stipriai nebrangsta. Ir čia yra viena paprasčiausia strategija, tai kad iš esmės investuoji į tas turto klasės, kurios per paskutinius 5 metus sugeneravo blogiausius rezultatus. Aišku, kyla vienas klausimas, ar negali būti, kad sekantis 5 metai vėl bus blogiausi. Visiems kyla pavyzdys Japonija. Nuo 90 metų dabar yra -80. Japonai iš vis depresijų turėtų būti, pasižiūrėjai savo pensijų portfelius. Tai čia mes tiesiog pabandėm pateikti pavyzdį, kad iš esmės, taip žiūrint statistiškai, labiau apsimoka visgi investuoti į Europos Azijos akcijas. Ir kad nekalbėti vien tik tai apie kažkokius skaičius, kas buvo, pabandysiu aš pasižiūrėti dar kitų pjūvių. Jeigu teko lankytis jūsų vadovo investuotojų klubo prižiūrėtojo Kalesinsko paskaitose, tai turbūt teko matyti šitą grafiką. Čia yra iš tokio veikėjo Dago Šorto internetinio puslapio. Grafikėlis pavaizduoja daugiau negu 100-mečio JAF akcijų indeksą realų. Šitą pilka kreivė. Ir mėlyna kreivė atvaizduoja vadinamą PA rodiklį. Tik tai čia yra išvidurkintas 10 metų PA rodiklis. Jisai, kaip matom, sviruoja.
Buvo 32, buvo 5, buvo 22, buvo 24. Na, jisai svyruoja tam tikrose ribose ir toks bendras jo vidurkis yra 15. Tai maždaug jeigu yra 15, tai akcijos įvertintos vidutiniškai, jeigu žemiau, tai pigios, jeigu aukščiau, tai brangios. Na ir iš esmės, kuo aukščiau, tuo brangiau, kuo žemiau, tuo pigiau. Tai va, pavyzdžiui, 2000 metais, kai išsipūtė iki negalėjimo internetinių bendrovių burbulas, jisai siekė 44. Tai buvo pati didžiausia reikšmė per absoliučiai visą istoriją. Po to, ką mes turėjom 10-metį, kai realiai JAF akcijos krito. Tai reiškia, jeigu jums pasisekė ir investavo čia, tai šiai dienai jūs turite, nieko gero neturite. Bet jeigu jums pasisekė ir jūs investavo tuo metu, kai PE buvo žemiau 10, tai pavyzdžiui vyko 80 metais, tai jūs pataikėte į patį geriausią 20-metį Jungtinių valstijų akcijų istorijai per visą 200 metų istoriją. Tai va, tai dabar rodiklis yra 21,5. Tai kaip manot, ar dabar geras metas investuoti į JAF akcijas, ar ne? Kodėl? Geras, nes daug kas sako geras. Tik tai 2. Sakot geras. Nu, aš čia vėlgi, klausimas labai toks neapibrėžtas. Ar investuotumėt, atsižvelgiant į dabartinį PE rodiklį, ar investuotumėt JAF akcijas, tarkim, ateinantiem 5 ar 10 metų? Ne, tai, atsiprašau, investuot galima, tik tai koks rezultatas bus, nieks nežino. Tai va, tai dabar klausimas, jeigu vat, žiūrėt tiesiog istoriją, pabandykim atspėti, koks būdavo vidutinis sekančių 10 metų metinis rezultatas, kai PE viršydavo 20. Spėkite. Vidutinis metinis, na tai iš esmės tarp 0 ir 15, va, tame tarpe. Investuojant sekantiem 10 metų, kokia vidutinė jūsų metinė grąža galėtų būti? Arčiau 0. Arčiau 0. Nu, tai reiškia neapsimoka investuoti. Kas dar turi variantų? 4. Neblogai. Tai palaukit, tai jeigu 4 maksimalus tikėtinas metinis rezultatas, tai gal nelabai apsimoka investuoti. Tai aš tiesiog nekankinsiu jūsų, pateikiu iš esmės tam tikrų žmonių padarytą analizę. Čia yra to rodiklio intervalai. Tai kaip matom, tarkim, iki 5, jeigu būna, tarp 5-10, tarp 10-15, tarp 15-20. Ir šitose stulpelėse yra pateikti realūs 1 metų, 5 metų ir 10 metų vidutiniai metiniai pokyčiai į ateitį. Aš manau, kad ta prasme, šita lentelė jinai labai gerai sufleruoja, ką reikėtų daryti. Tai kai PE, tas slenkantis 10 metų PE rodiklis patekdavo į 20-25 metų intervalą, sekančių 10 metų vidutinė metinė grąža siekia apie 3%. Čia pabrėšiu reali. Tai reiškia, jūs, na, iš esmės nepraradot pinigų. Nominali galėtų siekti, tarkim, 5 ar 6%, tai, na, sąlyginai neblogai. Bet reali grąža yra tikrai netoli 4%, tai turim laimėtoją praktiškai. Tai va. Ir iš tos lentelės jūs labai gerai turėtumėt matyti, kad kuo PE rodiklis yra mažesnis, tuo ateities grąža yra didesnė. Čia net spalvom pabandžiau parodyti, kad dar geriau matytis. Kuo PE rodiklis yra didesnis, tuo ateities grąža, ar tai būtų 5 metų, ar 10 metų, ar iš esmės iki 20 galim ištemti, tuo grąža yra blogesnė. Tai aš dar sugrįžtu prie šito grafikėlio ir pavyzdys. 2009 metų dugnas. PE yra 11,1%, tiksliau 13,3%, atsiprašau. Tai mes pataikom į trečią intervalą. Na ir iš esmės tai tikrai yra daug geresnis momentas investuoti. Tik tai klausimas, kas iš mūsų būtų tada pirkęs akcijas. Na, jeigu nebuvo dar tokių, tai aš drįšiu spėti, kad iš 100 geriausių atveju 1-2.
Nes tokiais atvejais nėra galvojama apie kiek uždirbsi, yra galvojama apie kiek išsaugosi. Girdi, kaip tavo kaimynas prarado 60 ar 70% savo investicijų, o jeigu dar buvo pasiskolinęs ir užstatęs namą, tai iš esmės yra minuse ir prarado darbą ir jam tiesiog labai blogai yra. Tada pradedi galvoti, kad gal ir tau tai bus ir bandai pasimti viską, ką dar turi, kad galėtum, tarkim, turėti kažkokį rezervą. Tai va, bet šitas paveikslėlis, aš manau, jisai turi labai daug informacijos savyje. Ir jeigu yra tų, kurie tiesiog nežino, kas tas kaip rodiklis, tai tiesiog galit Google įsivesti, pasiskaityti. Bet mano manimu, tai yra turbūt pats paprasčiausias būdas įsivertinti, ar apsimoka investuoti į, tarkim, 5-10 metų į ateitį. Kitas dalykas, ką reikia suvokti, kad netgi jeigu jūs investuotumėte į akcijas, kai PE, pavyzdžiui, siekia tarp 5 ar 10, tai nereiškia, kad tas 10 metų vidurkis plus 10 bus pasiektas be jokių didesnių svyravimų. Turiu omeny, kad per tą 10-metį jūsų portfelis galės koreguotis 30% ir jūs tiesiog turėsit neišsigąsti ir neparduoti tuo metu, kad pasiekti tokią grąžą. Tai va, sekantis klausimas be abejo būtų labai paprastas. Čia aš dar tiesiog pateikiau paprastą iliustraciją, kuri vizualiai labai gerai atspindi kokie būna vidutiniai metiniai 10 metų pokyčiai, esant skirtingiam PE intervalam. Ir čia, ta prasme, mano manimų grafikai, jie tikrai pasako daug daugiau negu kad aš. Kai mes matom tokią stabilią tendenciją, kad su kiekvienu didesniu intervalu ateities pelningumas mažėja, tai tai yra labai geras įrodymas. Dabar klausimas, ar... Tai va, tai tiesiog išvada būtų labai paprasta. Iš esmės investuoti į, tarkim, 10 metų į ateitį būtų idealiausia, kai PE yra žemiau 15. Va, tasai būtent, kaip PE yra žemiau 15. Dabar klausimas, ar kitų šalių, išskyrus JAV akcijas, rinkose rezultatai yra panašus? Kaip jūs manot, ar panašus, skiriasi? Į kurią pusę? JAV viena brangiausia, ką gali. Brangiausių turite omeny, kad PE vidurkis yra aukščiausias. Logiška. Ir šiaip tiesiog intarpas, jeigu analizuotumėt paskutinį 100-metį, tai JAV rinka pasiekė, buvo 3 iš geriausių akcijų rinkų pasaulyje. Tai ta prasme, jeigu jūs bandot, tarkim, sakot, aš investuosiu į, tarkim, Baltijos akcijas, ir tikiuosi 10 metų vidutinės metinės grąžos per ilgą laikotarpį, tai jūs klystat. Nes, tarkim, Italijos akcijų rinka per paskutinį 100-metį sugeneravo kažkas 3,5% realią metinę grąžą. Tai gali būti drastiški skirtumai. Tiesiog Jungtinės valstijos yra super geras pavyzdys, gero verslininko, ta prasme, ar galim sutapatinti su žmogum, kuriam pasisekė. Tiesiog šitoj salėje irgi po, tarkim, 10, 20 ar 30 metų bus vieni, kuriems sekėsi labiau, kiti, kuriems sekėsi prašiau ir tam tikra dalis bus per vidurį. Tai va, tiesiog mes paimam tą žmogų, kuriems sekėsi geriausiai ir sakom, va, dabar ateityje visa grupė bus tokia, tai jau yra klaida. Tai va, atsakymas būtų į šį klausimą toksai, kad iš esmės tendencija yra ta pati. Čia skiriasi tas, kad matot, intervalas prasideda ne žemiau 5, o žemiau 10, bet tendencija yra absoliučiai ta pati. Kuo didesnis PE rodiklis, tuo ateinančių 10 metų tikėtina grąža jinai mažesnė. Ir tarkime, aš sekančiai skaidriai pateiksiu atskirų šalių dabartinius rodiklius. Tai noriu paklausti, kaip jūs manot, kokių šalių PE, o tas KPE, šiai dienai yra žemiau 15? Rusija. Jūs jau žinot. Kas dar? Daug šalių yra. Japonija, Indonezija, Pietų Afrika, Tailandas, Portugalija, Kanada, Brazilija, Indija. Dar porą variantų pasakykit, bent 5.
Gal Prancūzija. Kas buvo paskutinis? Indija. Gerai, turim 5 variantus, 5 spėjimai. Ir dabar pasižiūrėkim. Tai čia tiesiog yra 32 berods šalis. Argentinos, man atrodo, nebus. Mažiausias PE, didžiausias PE. Tai ar ką nors pastebit? Graikija, Airija, Italija, Rusija, Portugalija, Austrija, Ispanija, Belgija, Olandija, Prancūzija. Tai va, visos šalis, na ir po to dar eina Brazilija ne į temą, ir po to Vokietija, ir prasideda jau Singapūras, Australija, Turkija, tarkim Indijos, jeigu pažiūrėsim, yra 18,63, o JAV yra virš 20, didžiausias Indonezijos. Tai ar jūs matot paradoksą? Ta prasme, mes dabar kalbam apie Europą, apie recesiją realiai Europoje jau šiuo metu, apie tai, kad gali bankrutuoti šalis, apie tai, kad šalių skolos yra nerealiai didelės, apie tai, kad koks čia potencialas investuoti. Bet yra, pavyzdžiui, turtingiausias pasaulio žmogus, meksikietis, kurio aš nepažįstu kaip gaila, jisai perka Europoje įmonių akcijas. Nu, jis turbūt nekvailas, jeigu sukaupė ten netoli 100 milijardų. Tai ir tiesiog, ką mes matom, kad iš esmės visos Europos akcijų rinkos yra labai stipriai nuvertintos, lyginant su kitų pasauliu ir lyginant su tam tikrais vidurkiais. Be abejo, tai aš nesakau, kad dabar būtų labai protinga investuoti į Graikiją sekantiem 10 metų, nes jinai gali ir bankrutuoti. Šalis bankrutavo, jos bankrutuos ir ateityje. Arba gali būti, kad tiesiog rezultatas jisai nebus stulbinamas. Ta prasme, kad, pavyzdžiui, Graikijos PE yra 2, tai nereiškia, kad mes galim tikėtis per sekantį 10-metį 11% metinės grąžos. Bet iš esmės dažniausiai tai pasako, kad labai blogų rezultatų jau tikėtis nereikėtų. Ir tarkime, jeigu jūs norėtumėt tiesiog visą tai kažkaip įgyvendinti, idealiausiai jūs perkate visą Europos akcijų rinką per kažkokį fondą ar indeksą ir jūs turite tą vadinamą exposure ant pigių rinkų. Ir va čia buvo, kolega minėjo, kad yra nuvertintos įmonės, tai čia yra tiesiog įrodymas, kad yra visa rinka nuvertinta. O jeigu dar gilintumėmės labiau, koks sektorius yra nuvertintas, tai turbūt nesumeluočiau pasakęs, kad greičiausiai tai yra finansų sektorius. Bet aš kaip ir sakiau, bankrutuos, tikrai gali bankrutuoti kompanijos, bet kaip finansų istorija tiesiog pateikia pamokas, tai dažniausiai kaip tik investuoti ilgam laikui yra geriausiai tada, kai visi pardavinėja. Tai va, o tą geriausiai atspindi iš esmės tie vadinami PE rodikliai. Įvairių šalių, kaip kolega minėjo, kad tarkim Jungtinių valstijų PE vidurkis yra šiek tiek aukštesnis. Žinokit, čia vėlgi aš paėmiau visus duomenys iš tų kolegų, yra Cambria Quantitative Research. Jie yra įdėję į savo internetinį puslapį tą vadinamą white paperį, tiesiog padarė analizę, ten galite rasti visų šalių didžiausius ir mažiausius PE rodiklius bei vidurkius. Tai tikrai nepasakyčiau, kad Jungtinių valstijų istorinis PE yra kažkiek didesnis. Tarkim, yra šalių, kurių vidurkis yra 20, 17 ar panašiai. Tai va, o Jungtinės valstijos, kaip nekeista, yra viena iš brangiausių rinkų. Tai jeigu mes pabandytume prisiminti paskutinių 5 metų grąžas, plius sudėti su tuo, kas yra šiai dienai brangu ir pigu, tai mes turim tą patį atsakymą. Kad ta rinka, kuri realiai per 5 metus pasirodė prasčiausiai, jinai yra ir pigiausia. Tik tai aš čia vėlgi, tarkim, mūsų investavimo strategija, tai jinai nėra paremta šiais metodais. Mes investuojam šiek tiek trumpesniam laikotarpiui, tai dažniausiai renkamės tas turto klasės, kurios, jos turi tam tikrą teigiamą judesį pastaruoju metu. O šitokią strategiją galima rinktis tik tada, jeigu jūsų investavimo horizontas yra 5, 10 ar dar daugiau metų. Ir aš kaip sakiau, čia investavę į tokią rinką kaip Europą šiai dienai, tai tikrai minus 20-30 tai turėtumėt suvirškinti užsimerkę.
nes ten atskira rinka, pavyzdžiui, kokia Ispanijos akcijų rinka nuo metų pradžios buvo pasikoregavus, 2012 metais turbūt buvo pasikoregavus kokį 30%. Tiesiog per porą mėnesių. Tai va, tai tokių svyravimų galima drąsiai tikėtis. Dabar kalbėjom daug apie finansų rinkas, apie tai, kas vyko, kokie yra įvertinimai. O nuo šitos skaidrės aš norėčiau pakalbėti trumpai apie ekonominę situaciją. Turbūt daugam teko girdėti, kad ten, tarkim, kai kuriuose šalyse jau yra paskelbta recesija, ypač Europoje. Mes analizuodami pasaulį arba skirtingų šalių ekonomikas, mes žiūrime į vadinamą aplenkiantį indikatorių. Arba angliškai tai yra leading indicator. Iš esmės jisai kažkiek sutampa su BVP, tik tai jisai anksčiau pradeda judėti. Dėl to ir jis vadinamas aplenkiančių indikatorių. BVP yra realiai atsiliekantis indikatorius, nes jisai parodo prieš tai buvusių mėnesių pokyčius. Mūsų manymo aplenkiantis indikatorius tai yra vienas iš paprasčiausių metodų, kai įsivertinti, kokioje stadijoje yra ekonomika. Na ir jeigu mes žinom, ekonomikos ciklas susideda iš atsigavimo, augimo, nuosmukio, recesijos, tai čia šitoje vietoje ta kreivė judėdama jinai ir parodo, kokioje stadijoje mes esame. Jeigu, tarkime, yra žemiau tos vidutinės linijos ir kyla yra atsigavimas, jeigu virš tos linijos ir kyla yra augimas, jeigu tiksliau virš tos linijos ir krenta yra lėtėjimas ir žemiau nuosmukis. Tai ką mes turim šiai dienai? Mes turim, kad eurozona yra nuosmukyje, Kinija nuosmukyje yra jau, lėtėti jau pradėjo vos tik atsigavus. Ir jeigu lyginsim, pavyzdžiui, Kinijos akcijų rinką, tai, mums juokinga, kaip dabar žmonės kalba apie tai, o tai Kinijoje potencialas vis dar yra ar nėra. Ir kodėl čia dabar jinai lėtėja, tai kad yra rodiklių, kurie jau 2 metus tą labai gražiai parodo. Ir, tarkime, Jungtinės valstijos ir Japonija yra lėtėjimo stadija. Tai paveikslas neypatingai geras. Ką tokiu atveju reikėtų daryti, klausimas? Pavyzdžiui, eurozona yra lėtėjime. Tai yra gerai ar blogai? Blogai. Blogai. Nes lėtėjime. Jeigu dar neįdėsime, tai gerai. Kaip manote, tokių ekonominio ciklo momentų investuoti yra geras metas ar blogas? Geras. Kodėl? Nes pigios akcijos. Ar jūs tą darytumėt? Gal jau padarėt, nežinau. Taip. Žmogus kalba tai, ką daro, labai gerai. Tai va, bet kažkaip čia, kai atsakyti klausimą yra labai lengva, nes, kaip yra akivaizdu, taigi išpardavimas vyksta, reikia pirkti. Žinom, tarkim, Akropolį vyksta išpardavimas, tai ten vidury nakties žmonių minios bus, bet kai kalbame apie realų gyvenimą, žinokit, finansų rinkose vyksta dažniausiai priešingai. Kai vyksta išpardavimas, visi per tas vienas duris bando išbėgti. Nežinau kodėl, gal labai bijo tų pigių prekių. Sako, nežinosiu, kur jas dėti po to. Bet kalbant apie aplenkiančius indikatorius, tai, žinokit, paradoksas, bet vėlgi mes tiesiog remiamės tam tikrais skaičiais, esam pasidarę savo tyrimus. Tai kai mes turime globalų aplenkiantį indikatorių nuosmukio stadijai, tai iš esmės, jeigu mes žiūrėsime, čia visas akcijų paketas, tai yra JAF akcijos, Europos akcijos, besivystančių rinkų akcijos, tai dažniausiai yra geras metas investuoti. Tikrai yra geresnis metas investuoti negu šitą jau augimo stadijai, tai yra galutiniai verslo ciklo stadijai, kai dažniausiai akcijos yra brangios, o nuosmukio, labai gerai kolega pastebėjo, nuosmukio stadijai, kai viskas blogai, natūralu, kad dauguma akcijų ar ten kito turto bus atpigęs. O kada reikia pirkti, tada, kada pigiau. Žinokit, čia atrodo skamba natūraliai, bet jeigu neteko dar pirkti akcijų ar fondų, tai aš jums galiu pasakyti iš asmeninės praktikos, niekas finansų rinkose nepritraukia taip stipriai pinigų, kaip gera makro aplinka ir labai stipriai brangstančios akcijos. Ta prasme, jeigu žmogus mato, praeitą savaitę brango ten 1-2%, šią savaitę dar 3% pabrango, tai reikia pirkti, nesgi brangsta. Bet realiai, jeigu jūs norite dėti pinigus ilgesniam laikui, tai iš esmės per didesnius išsipardavimus, per didesnius kritimus, tada reikia pirkti. Tai
iš tos pačios skaidrės mes galime matyti, kad, tarkim, tokia turto klasė kaip žaliavos nuosmukio stadijoje vis dar sąlyginai prastai atrodo. Na, paaiškinti galim labai paprastai, lėtėjimo stadijoje visgi, nuosmukio stadijoje, atsiprašau, visgi verslas jisai vis dar užsakymų nedaro. Ir natūralu, kad žaliavų produktų gamybai jų tiek nereikia. Tai čia yra labai paprastas atsakymas. Nuosmukio stadijai, jeigu žiūrėsim, pavyzdžiui, būtent Jungtinės valstijas, tai nuosmukio stadijai pirkti momentas yra ypač geras. Kitų akcijų rinkų, jis irgi teigiamas, bet jisai nėra tiek stipriai teigiamas. Tai čia šiek tiek pasižiūrėjome į makro paveikslą ir aš apie makro iš esmės juokavau, kad man labai patinka, tai labai daug nediskutuosim, bet tiesiog kaip vienas iš paprasčiausių indikatorių, kaip jūs galite stebėti pasaulio makro situaciją, tai yra, čia jie yra vadinami, nežinau ar matysit jūs, bet OECD Leading Indicator. Čia vėlgi Google'as jums pagelbės. Jeigu norit, netgi yra, jie padarė interaktyvų tokį modelį, kur vos ne kaip taikinys ir burbuliukai ten laksto iš vienos verslo ciklo stadijos į kitą. Tai jums net nereikės žiūrėti skaičių, patiems braižytis, o tiesiog pamatysit pagal taškiuką, kur yra. Dabar dar vienas įdomus dalykas, kaip įvairūs investuotojai, ekspertai mėgsta analizuoti, pjaustyti finansų rinkas, yra sezoniškumas. Maždaug pasižiūrim, kas rugsėjo mėnesį daugiausiai brangsta, per ilgą istoriją, koks mėnuo, kokiai turto klasiai buvo geriausias ir ten investuokim pinigus. Tai atrodo labai paprasta strategija, tik tai vėlgi nepasimaukit ant to, kad pamatė kažkokius stebuklingus praeities rezultatus kažkokios strategijos, nepatikėkit jais taip tiesiogiai, nes sezoniškumą labai lengva suklastoti. Tai pavyzdžiui, paimkim 100 metų istoriją, paskaičiuokim, kad, tarkim, sausis yra labai geras akcijom, tarkim, vasaris labai geras auksui, ten kovas labai geras žaliavom. Ir taip sumodeliuojam 100 metų tokios strategijos rezultatus ir gaunasi įspūdingi rezultatai. Bet esmė tokia, kad prieš 99 metus mes nežinojom, kaip sekantį 100 metų atrodys. O jeigu mes žiūrėsim metai iš metų ir taip toliau, tai tas, vadinkim, sezoniškumas, jisai keičiasi. Kažkada galbūt ten sausis buvo geras akcijom, o po 50 metų jis tapo, ar po 20 metų jis tapo geras, ten, tarkim, JAF obligacijom ar panašiai. Bet vis tiek pabandysim pažvelgti ir kodėl aš tai suvedu. Aš tai iš esmės suvedu į tai, kad rugsėjis labai dažnai būna tas mėnuo, kai įvyksta kažkokios krizės. Didžiausios depresijos pradžia buvo realiai rudenį. Tas pats, jeigu esat girdėję 87 metų, kritimas buvo rudenį. Ir šiaip nežinau, ar dėl to, kad žmonės grįžta iš atostogų, pamato kažką. Bankininkai grįžta iš atostogų, sako, kad jau čia kažką reikia daryti ir staiga, po gero vasaros periodo ramaus ir pelningo, visi staiga pradeda išsipardavinėti. Yra juokų netgi, kad žmonėms reikia pinigų vaikus į mokslus išleisti arba studentus, tai jie pardavinėja savo akcijas. Bet geriausias mėnuo rugsėjais yra būtent auksui. Čia vėlgi, kas domėsi sezoniškumu, tai vėlgi juokingai skambės, bet iš esmės tai indai ruošiasi vestuvių sezonui ir jie supirkinėja auksą. O Indijos ir Kinijos rinka šiai dienai sudaro apie 40% aukso monetų rinkos. Tapšmė, jie tokią paklausą sugeneruoja. Tai pats auksas, jeigu mes jį jau žiūrim grinai auksą per visus metus, tai matom, kad čia tiesiog yra apie 30 metų istorija paimta ir išvidurkinta. Mes matom, kad didžiausias metų pokytis, tai yra didžioji dalis metų pokyčių yra sugeneruojama rugsėjį, rugpjūtį, ir dar metų pabaigoje. Iki to laiko dauguma mėnesių yra tai pliusas, tai minusas, iš esmės nelabai aišku, bet tas rugpjūčio rugsėjo mėnesiai yra labai geri. Ir kaip nekeista, pavyzdžiui, šiais metais rugpjūtis, rugsėjas buvo vėlgi sąlyginai geras periodas. Man teko apie auksą pakankamai daug domėtis paskutinius 2 metus. Teko bendrauti su žmonėm, kurie prekiauja aukso luitais Lietuvoje. Tai
ir panašiai, bet ne čia svarbiausia. Mano šitos skaidrės žinutė yra labai paprasta. Tuo metu, kai auksas buvo pasiekęs vos ne $2000, mes sulaukėm tikrai ne vieno klausimo, kaip čia investuoti į tą auksą, kaip čia nusipirkti to gryno aukso, kiek iš čia kainuos 5000, 10 000 ar panašiai. Ir man pačiam teko sulaukti prašymų parašyti straipsnius, kaip, pavyzdžiui, galima vertinti aukso kainą. Aukso kainą vertinti yra praktiškai neįmanoma, nes jisai negeneruoja absoliučiai jokių pajamų. Akcijos generuoja dividendus, obligacijos palūkanas moka, nekilnojamas turtas moka, nuomos pajamas gauni investuotojas. Auksas nieko, jisai guli, tu moki už saugojimą kažkam, tai jisai iš esmės neigiamas palūkanas generuoja. Tai va, bet esmė tokia, kad tuo metu, ta prasme, jeigu žiūrėsim iki šito taško, iš esmės niekas nežinojo, gal tas auksas pabrangs iki tų 5000, 2,5 ar panašiai. Bet realiai tuo metu jau buvo tikrai daugybė įvairiausių klausimų apie auksą, daugybė straipsnių apie auksą. Įvairiuose žurnaluose buvo galima skaityti, vien žodžiu, kad čia yra amžinas reikalas. Ir po to sekė maždaug 12, iš tikrųjų 10 mėnesių kainos korekcija. Kaip manot, kas per tos 10 mėnesių įvyko? Kaip investuotojai pradėjo žiūrėti į auksą? Išsigando? Išsipardavė? Na, iš tikrųjų, atsakymas labai paprastas. Dauguma, aš kaip ir sakiau, niekas finansų rinkose geriau nepritraukia investuotojų dėmesį ir jų pinigų kaip kylančios kainos. Taip pat niekas taip gerai neatbaido kaip krentančios kainos. Tai va, tai per šį laikotarpį iš tikrųjų kaina pasikoregavo nedaug, tik tai 20%. Na, čia kitiem gali atrodyti, kad labai daug, bet, žinokit, patikėkit manim, 20% ant tokių pagrindinių turto klasių tikrai nėra daug. Tai įsivaizduokit, po maždaug 34 mėnesius besitęsiančio kainos augimo ciklo, 3 metus. 10 mėnesių kaina koregavosi ir maždaug prasidėjo, tai auksas jau viskas nurašyta, kad burbulo tas putimasis baigėsi, kaina nebekils, dar netgi buvo tokių žinučių, kad ponas Sorošas pardavė visą savo aukso atsargas turėtas. Na, jisai pardavė, kaina nukrito, bet po to jis nusipirko vėl, tai nesugaudysi, kada jis ten perka ir parduoda. Bet mano esminė žinutė yra ta, kad, na, tiesiog tai gyveninti yra labai sudėtinga, bet pabandykit pastebėti save, ką jūs mąstysit, kai kaina labai stipriai padidės ir ką jūs mąstysit, kai kaina stipriai nukris. Auksas koregavosi tik 20%, bet tarkim sidabro kainos nuo piko buvo pasikoregavusios apie 50%. Ir žinokit, turiu kolegą, jisai, na, sakyčiau, tikrai pakankamai daug laiko skiria analizai. Ir jisai šiai dienai turi tokią nuomonę, kad vėlgi pinigai nuvertės, reikia pirkti gryną auksą sidabrą. Tai jis labai buvo užsihaipinęs, žargonų šnekant, kai sidabras kainavo $50. Po to jo kaina nukrito iki 25. Tai vėlgi, ta prasme, atrodo, kad ir žmogus viską žino apie tą rinką, bet tai ta prasme, jisai neišvengia to, kad kainos gali koreguotis. Ir tada sekantis klausimas, ką jūs kaip investuotojas darysite po tokios korekcijos. Dauguma išsigąsta, parduoda su nuostoliais ir sako, kad kažkas yra kaltas. Ten ar tarpininkas kaltas, ar patarėjas, konsultantas kaltas, bet tikrai nesako, kad aš pats kaltas, blogą sprendimą priėmiau. Tai tiesiog vengia atsakomybės. Bet žinutę supratot, aš manau. Dabar, jeigu mes žiūrėsim labai primityviai, na, iš esmės, auksas vėl galim teikti sugrįžo į teigiamą tendenciją ir būtų logiška būti pirkėjo pusėje, o ne pardavėjo pusėje. Manęs paprašė tiesiog kažkur pabaigoje užsiminti šiek tiek apie tai, ko galima tikėtis metų pabaigoje. Tai, na, vėlgi, kalbant apie tą patį sezoniškumą, yra daugybė mėnesių, kurie yra nepagrindžiami kažkokiais, na, tais, tarkim, statistiniais modeliais. Bet vienas dalykas yra labai aiškus. Metų paskutinis mėnuo, tai yra gruodis, na, ir dažniausiai lapkritis yra pakankamai teigiami daugumai akcijų rinkų. Ir kaip pavyzdžiui, šitam grafikėlį galime matyti, kad tas, vadinkime, ruduo ir žiema
tarkim, žiema yra vienas iš geriausių tų ketvirčių JAF akcijom, tam pačiam auksui, besivystančių rinkų akcijom yra pavasaris geras, bet žiema yra geriausia. Tai ta prasme, žiemos ir rudens sezonas yra tikrai sąlyginai geras investavimui į akcijas. Aš tik tai nesakau, kad tai kartosis ir šiais metais, nes jokie tendencingumai finansų rinkose nesikartoja 100%. Jeigu mes turim kokį 70% pataikymą, tai yra labai jau geras rezultatas, nes didžioji dalis strategijų ten veikia 50% viso laiko. Tai iš esmės tas pats, kas monetos mėtymas. Bet dažniausiai metų pabaiga yra sąlyginai teigiama. Tai va, o kalbant apie jau išvadas, tai turbūt yra 3 dalykai, kuriuos aš norėčiau paminėti. Visų pirma tai, kad tarkim, mes analizuojam šitas pagrindinės turto klasės, mes tiesiog jas esam taip išsiskyrę ir po pakankamai sėkmingų Liepos rugpjūčio mėnesių dauguma turto klasių, tai praktiškai visos turto klasės sugrįžo į tą vadinamą teigiamą tendenciją. Aš čia labai nesigilinsiu, kas tai yra, bet tiesiog yra tam tikri metodai, kaip galima nustatyti, ar turto klasė yra labiau kilimo tendencijų ar kritimo tendencijų. Tai po sąlyginai prasto pavasario pabaigos ir vasaros pradžios didžioji dalis turto klasių sugrįžo į tą vadinamą teigiamą tendenciją. Antras dalykas, kad tarkim, mes turim tam tikrus modelius, kur skaičiuojam įvairiais pjūviais, žiūrim į tas pačias turto klasės. Tai šiai dienai, jeigu mums reikėtų investuoti, tarkime, ateinančiam mėnesiui ar trumpam laikotarpiui, tai iš esmės tas investicijų portfelio alokacija galėtų būti tokia, kaip, tarkim, dalis nekilnojamam turtui Jungtinių valstijų, dalis JAF akcijose, dalis žaliavose. Bet čia aš kalbu apie trumpą laikotarpį. O kalbant apie ilgą investavimo perspektyvą, tai aš manau, kad jau visi, iš esmės ne tiek, kad mano žinutė, bet mūsų bendrai pastangų išvada, jūs supratot, kad šiai dienai investuojant ilgesniam laikotarpiui, tarkim 5 ar daugiau metų, iš esmės tokios rinkos kaip Europa atrodo tikrai patraukliau iš įvertinimo pusės. Bet žiūrint bendrai, dauguma turto klasių yra, paskutiniai 5 metai buvo sąlyginai prasti. 5 metų grąža artima nuliui yra tikrai sąlyginai prastas rezultatas. O tai sąlygoja faktą, kad iš esmės tokiu momentu investuoti į tarkim 5 metų horizontui yra pakankamai geras momentas. Aš čia tikrai nenoriu pasakyti, kad aš esu labai optimistas finansų rinkų atžvilgių. Tikrai žinau, kad bus blogų pirmadienių, bus blogų penktadienių, bus krizių, bankrutuos šalys, valstybės. Tik tai ir tas periodas sudėtingas arba nervingas, jisai tikrai dar gali tęstis 3-5 metus. Tai yra tos problemos, kurios yra Europoje, tos problemos, kurios yra Amerikoje, tai yra šalių didelis skolų lygis, jisai per dieną neįsisprendžia. Tiem, kam įdomu, kaip tai gali rutuliotis, turėtų pasiskaityti. Tiesiog vėlgi stebuklingajam Google pasiskaitykite apie vadinamą deleveraging procesą. Deleveragingas tai yra iš esmės skolų mažinimas. Ir tiek įmonės, tiek valstybės skolas mažinti gali labai paprastai. Jos gali kažkiek infliuoti skolą, jinai mažėja, ir gali ją tiesiog mažinti kažkiek išimdami, tai yra gražindami. Idealiausias variantas yra abu, šiek tiek infliuoji, šiek tiek gražini, bet realiai tada vartotojas arba ta pati valstybė turi taupyti. Kas vyksta, kai mes taupom, mes nevartojam ir tai reiškia, kad ekonomikos augimas arba BVP augimas jisai yra mažesnis. Tai, kaip sakau, niekas nenori didelės infliacijos ir jeigu pasaulyje įsisuktų hiperinfliacija, tai čia būtų tikrai liūdesys, nes greičiausiai keistųsi dabartinis pinigų modelis. Galbūt sugrįžtume prie aukso standarto, bet čia jau labai ekstremaliu atveju, nes iš esmės aukso standartas jisai nėra labai efektyvus modelis. Bet aš asmeniškai esu optimistas iš tos pusės, kad anksčiau ar vėliau tai kažkokią formą išsispręs. Nes visą laiką išsispręsdavo, žmonės visą laiką sugalvodavo kažkokias tai išeitis. Tik tai, kas yra blogiausia, kad mes per jas turėsim pergyventi ir nuo šito jau nepabėgsim. Tai va, tai ačiū už dėmesį.